Kartais mums atrodo, kad norint padėti kitam, reikia turėti viską – pinigų, laiko, atsakymų. Bet tiesa paprastesnė, kartais užtenka vos vieno švelnaus žodžio, vienos nedidelės šypsenos, vieno paprasto, bet nuoširdaus žvilgsnio. Tu nežinai, kokią dieną išgyvena žmogus, kurį sutikai. Gal jis ką tik prarado viltį, gal jam šiandien ypatingai sunku. Gal jis jau nebesitik išgirsti kažką šilto. Ir štai toks tavo žodis, tavo šypsena, tavo buvimas šalia, kaip tylus prisiminimas, kad pasaulis dar geba būti švelnus. Mes dažnai pervertiname didybę ir nuvertiname paprastumą. Bet iš tikrųjų, būtent mažyčiai dalykai turi galią pakeisti viską. Švelnus žodis gali nutildyti pyktį, nedidelė šypsena sugrąžinti tikėjimą, vienas rankos paspaudimas išsklaidyti vienatvę. Nebijok būti tuo žmogumi, kuris ištaria šiltą frazę, kuris nusišypso pirmas. Nebijok parodyti žmogiškumo, nes niekada nežinai, galbūt tavo šypsena šiandien bus kažkieno išsigelbėjimas. Ir jei kiekvienas iš mūsų ryžtųsi kasdien padovanoti bent vieną šviesos spindulėlį, švelnumą, dėmesį, žmogišką šilumą, pasaulis taptų geresnis. Gal ne iš karto, bet vienas žmogus, viena šypsena, vienas žodis ir viskas pradeda keistis. Real Dreams.